Labadiena, aš esu Airinas Vaičiūnas iš Vytauto Didžiojo universiteto ir šiame video bandysiu pristatyti, kaip lokaliame kompiuteryje susinstaliuoti lietuvių kalbos fonogramų automatinės transkripcijos tekstų paslaugas. Jeigu jums dėl kažkokių priežasčių netinka semantika.lt puslapyje esanti demonstracinė paslauga, tarkime dėl audio failo dydžio apribojimų ar dėl apsaugos reikalavimų, jūs galite susidiegti šitą transkripcijos tekstų paslaugą lokalioje aplinkoje. Tai aš šiame pristatyme pademonstruosiu, kaip tą susidiegti, pademonstruosiu, kaip patikrinti, kad paslauga veikia ir pademonstruosiu, kaip paslauga gali būti pašalinama. Tai visa informacija apie paslaugą yra kodo repozitorijoje. Repozitorija yra Bitbucket Airinas List. Nueikite į šią repozitoriją ir susiraskime informaciją apie diegimą. Gerai, eikime diegimo skriptai ir diegimą naudojant Docker. Gerai, trumpai papasakosiu apie sistemą. Tai yra sistema paruošta naudojantis Docker. Tai yra Docker konteinerių rinkinys ir jie apjungiami su Docker Compose įrankiu. Tai dabar, jeigu jūs norite kažkur susidiegti lokalioje aplinkoje, tai turi būti lokaliai aplinkai, tai gali būti fizinė mašina ar virtuali mašina, tai reikalavimai aparatūrai būtų tokie, kad tai būtų 64 MD platforma, taip pat reikalavimas, kad diske būtų bent 40 GB laisvos vietos ir kitas reikalavimas, kad operatyvinės atminties būtų bent 32 GB. Operatyvinės atminties reikalavimas yra dėl to toksai, kad darbo metu sistema kalbos modelius, akustinius modelius susikelia į atmintį ir lietuvių kalbai šie modeliai yra labai dideli. Dėl to toksai reikalavimas. Operacinėje sistemoje mašinoje turi būti sudegta Linux operacinė sistema ir jinai gali būti apribojimų, jei nėra, tik tiek, kad ji turi būti tokia, kuri palaiko Docker. Taip pat prieš diegiant reikėtų sudiegti Docker Compose ir taip pat kelis papildomus įrankius Make, Git, Wget ir tar, kurie naudojami instaliavimo metu. Dėl Docker ir Compose Docker Compose apie jų diegimą čia nepasakosiu. Iš esmės jie labai gerai aprašyti šių įrankių interneto svetainėse. Tiesiog ten susiraskite informaciją ir priklausomai nuo Linux sistemos susidėkite. Gerai, tai galima prieiti prie pačio diegimo tada. Taip, čia aš turiu virtualią mašiną paruoštą, prie kurios aš prisijungęs. Pažiūrime, kas čia per mašina. Taigi, čia yra Ubuntu mašina, kuria sudegta Ubuntu ir taip pat tai yra 64 bitų MD platforma. Taigi, prieš diegiant patikrinkime, ar veikia šioje mašinoje Docker. Aš jau čia sudiegiau anksčiau. Taip, Docker pavyzdinis Hello World konteineris pasileido sėkmingai, Docker veikia. Patikrinkime Docker Compose. Docker Compose taip pat suinstaliuota. Patikrinkime likusius įrankius.
Kągi mes čia turime, make, matome, pasileido, vget sistemoje surastas, tar įrankis taip pat veikia ir gitas taip pat atsako. Gerai, kągi, tai visi įrankiai kaip ir paruošti, sistema paruošta diegimui, tai ką mes dabar padarysime? Mes pasisiųsime diegimo skriptus, tai bus ši repozitorija. Taigi, diegimo skriptai pasiųsti. Nueikime į konkrečią direktoriją. Taip, būtent šitoje deploy run docker direktorijoje yra diegimo skriptai. Matome, kas šioje direktorijoje yra. Gerai, žiūrime, kokie toliau žingsniai. Taigi, kodo repozitorijoje jinai yra, kaip sakoma, vystoma, gali būti taisomos klaidos, tai master branchas nebūtinai yra stabilus ir nebūtinai veikiantis, tai pasirinkime konkrečiai ištestuotą versiją, kurią instaliuosime. Pažiūrime, ką mes pasirinkome. Taip, pasirinkta versija v1.2, gerai, jinai paskutinė, ją instaliuosime. Žiūrėkime toliau. Trečias žingsnis šiuo metu jau nebeaktualus. Anksčiau semantika docker repozitorija buvo apsaugota slaptažodžius, šiuo metu jinai laisvai prieinama, tai trečią žingsnį ignoruokime. Gerai, ketvirtas žingsnis. Paruoškime instaliavimo nustatymus. Taip, tai yra toksai, šioje direktorijoje yra toksai šablonas nustatymų, mes jį pakopijuokime į makefile.options ir atsidarykime redagavimui. Taip, atsidarėme, trumpai papasakosiu, kokius parametrus reikia nustatyti. Taigi, pirmiausia, nustatykime direktoriją, į kurią bus instaliuojama. Visa sistema bus vienoje direktorijoje, viskas instaliuojama. Tarkim, pasirinksiu savo home direktoriją ir kokį nors pakatologį. Direktorija nebūtinai turi būti sukurta, ji bus sukurta instaliavimo metu. Tai dabar models, tai čia models tai yra nurodomi, kokius modelius norime mes instaliuoti. Šiuo metu yra paruošti 8 modeliai, čia išvardinti galimi variantai. Kiekvienas modelis atitinka tam tikrą kalbos sritį, tarkim. Bendrinės kalbos srities modelis, ben-tel, tai yra bendrinės kalbos modelis telefoniniai kokybei, truputį prastesniai, taip pat administraciniai, medicininiai ir teisinės srities modeliai paruošti. Tai jūs, tarkim, jeigu norite kelių modelių, tai modelės parametrams atykite taip su tarpukais, tarkim, ben ir, tarkim, administracinis modelis ir, tarkim, jeigu dar kas nors jūs domina, teisinės, tarkim, telefoninės kokybės. Tai jeigu toksai būtų nustatymas, tai jums instaliuotų 3 atpažintuvų modelius. Bendrinės kalbos, administracinės ir teisinės kalbos telefoninės kokybės modelius. Šiuo atveju dėl kad būtų greičiau, aš paliksiu vieną modelį, tarkim, tik tai bendrinės kalbos. Gerai. Rabbit ir Mongo. Taip, čia RabbitMQ, tai yra eilės servisas ir Mongo duomenų bazė. Jie iš išorės yra nepasiekiami, bet dėl papildomo saugumo pageidautina nustatyti jiems slaptažodžius. Tai aš kokį nors sugeneruosiu jiems slaptažodį. Atsidarysiu kitą terminalinį langą ir sugeneruojam kokį nors slaptažodį. Tarkim, gerai.
Nusikopijuokime. Nustatykime. Ir šie slaptažodžiai RabbitMQ ir Mongo nesusiję, bet galime naudoti tokį patį. Ar galime naudoti skirtingus. Čia kaip nėra jokio skirtumo. Gerai, HTTP portas, tai portas, ant kurio bus paleidžiama sistema šioje mašinoje. Tai iš esmės va šitie tų parametrai yra patys svarbiausi. Yra portas, koksai modelis ir kur mes instaliuojame. Dabar šitie kiti parametrai yra kaip sakoma, neprivalomi. Jeigu norime, kad sistema siuntinėtų laiškus apie darbo pradžią ir darbo pabaigą, tada reikėtų nurodyti prisijungimo prie SMTP duomenis, prie SMTP serverio. O jeigu host external URL turėtų būti nurodomas adresas, išorinis adresas, kuriuo pasiekiamas ši mašina. Tai tarkim, jeigu nenorime, kad siuntinėtų laiškus, tai SMTP username parametrą palikime tuščią, kaip šiuo metu. Tarkim, jis tuščias. Tai būtų ir viskas su nustatymais. Išsaugokime. Pasitikrinkime, ką mes čia išsaugome. Taip, direktorija išsaugota, modelis bendrinis nustatytas ir portas yra. Gerai. Ir galime pradėti instaliavimą. Instaliavimas tai yra paruoštas makefile skriptas, kurį turime paleisti. Bandykime instaliuoti. Taip, instaliavimo skriptas pradėjo savo darbą, dabar šiuo metu siunčiami visokie duomenų failai. Pats siuntimas užims nemažai laiko, gal apie kokią 30 minučių, ar priklausomai nuo interneto ryšio, ar gali būti ir trumpiau, gali būti ilgiau. Ir reikia pasiųsti kažkur apie 10-12 GB duomenų. Gerai, tai kol čia siuntimas vyksta, gal aš pristatymą laikinai sustabdysiu, o kai jau pasiuntimas baigsis, demonstraciją pratęsiu. Kągi, grįžau į demonstraciją po kažkur 15 minučių. Sistema baigė instaliavimą. Patikrinkime, ar servisas susinstaliavo ir veikia. Taip, pirmiausia, galime su Docker Compose patikrinti, ar konteineriai veikia. Paruoštas skriptukas. Taip, matome visų servisų būsena yra up, tai gerai, vadinasi, jie veikia. Dabar patikrinkime, ar galime ant mūsų nurodyto 80 porto pasiekti konkretų jau transkripcijos servisą. Taip, mes čia vykdome užklausą su get komanda, matome localhost 800 portas ir transcribe ir žiūrime konkretų endpointą live ir servisas atsako, kad jisai veikia 200, atsakymo rezultatas 200, servisas veikia. Gerai, galime, nes servisai veikia, galime dabar pabandyti naršyklę atsidaryti būtent servisų demo puslapį. Tai šita mašina pasiekiama ant taip, šio adresu. Taip, matome. Demo puslapis veikia.
Čia kažkoks atsimenamas senas ID, kurio, aišku, dabar naujai sistemas susidegė, jo nėra. Pabandykime kokį nors nusiųsti failiuką atpažinimui. Pasirinkau, atpažintuvas tik bendrinės kalbos, kurį mes instaliavome, diktorių skaičius 1 arba 2, tarkim, parinkime automatiškai nustatomą. Pabandykime nusiųsti. Matome, progresas kažkoks yra. Pažiūrėkime, ar sistemoje dirba servisai. Tai ir matome, kad transkribavimo servisas atlieka savo darbą šiuo metu. Tai būtų tiek apie servisų diegimą ir patikrinimą, ar jisai veikia. Dabar, jeigu norime išinstaliuoti, ką daryti, jeigu norime išinstaliuoti? Servisus valdyti galima su Docker Compose įrankiu. Tai reiktų nueiti į tą direktoriją, į kurią mes sudegėme. Ten yra Docker Compose failiukas ir galime ten servisus sustabdyti arba servisus paleisti. Čia jau į pašalinimui yra paruoštas skriptas. Tiesiog tai kągi, nueikime su direktorija, tai tiesiog, jeigu norime pašalinti, tik tai skriptą reikia vykdyti administratoriaus teismės. Sudo make clean. Šitas skriptas, ką jis padarys, jisai sustabdys Docker konteinerius ir ištrins tą direktoriją, kurią mes nurodėme kaip instaliavimo vietą. Bandome leisti. Viskas, sistema sustabdyta ir direktoriją matome ištrinta. Galime pažiūrėti, ar tikrai neliko veikiančių Docker servisų, jų nėra. Ir dar papildomai galime ištrinti sistemos parsiųstus konteinerių imidžus. Docker system, tarkim, ir viską, ką mes čia turime, ir dar lokalius volumus ištriname. Viskas, sistema švari šiuo metu tada. Tai tiek būtų apie sistemos transkripcijos paslaugų instaliavimą lokalioje aplinkoje. Jeigu instaliavimo metu gautumėte kažkokią klaidą ar įvyktų kažkokių nežinomų dalykų ir norėtumėte pasiteirauti, tai visada jūs galite kreiptis Semantiko LT nurodytais kontaktais turbūt. Tai būtų tiek. Ačiū tada už žiūrėjimą ir kitame video bandysiu pristatyti, kaip panaudoti paslaugos servisą, būtent konkrečiai API. Iki.